Pradedu įrašinėti. 3-2. Sveiki visi, su jumis laida Sekundantai. Truputį kitokio formato, kalbėsime su Augustu per nuotolį. Tai vad bandysime į mėnesį kažkur tris laidas daryti per nuotolį tokiu formatu ir vieną kartą per mėnesį susitikti studijai ir aptarti galbūt geriausias kovas, kas labiausiai patiko iš tų visų turnyrų, kas per mėnesį pasipuolė, pasitaikė. Tai va, Augustai, sveikas, gyvas, dar kartelį. Sveikas, Danieliau, retai susitinkam, bent čia susitiksim, ne? Jo, susitiksime per laivus. Tai dabar ką, visų pirma, Augustai sveikinu su laimėtų statymu iš UFC Fight Night'o. Geras buvo statymas tavo, Imavovas prieš Adesanę. Pasakė, kad Imavovas laimės anksčiau laiko, tai yra nakautų, submišino arba TKO. Koeficientas tikrai buvo labai geras, 4, su to tave sveikinu. Kas liečia mano statymą, tai pralaimėjau šį kartą savo statymą, tai stačiau, kad Nurmagomedovas ir Pavlovičius laimės, tai Nurmagomedovas matėme decisionų pralašę, Pavlovičius laimėjo, bet statymas buvo kombinuotas, to mums ir nesigavo. Tai va, tai aš manau, Augustai, gal galim tada pereiti prie seno to UFC Fight Night kardo, šiek tiek aptarti porą kovų tokių įdomesnių ir pereisim prie kito UFC turnyro. Jo, gerai, tada aš iš karto pradžią apžvelgsim turbūt gal iš tų pačių pirmų kovų, ką mes statėm. Tiksliau, aš stačiau, tai buvo Muhammad Naimovas, Kyle Ofli. Tai iš tikrųjų šita kova buvo tokia įdomi, aš maniau, kad šita kova bus viena iš tų, kur bus, ta prasme, Muhammad Naimovas bus kitam tiesiog lygi. Bet nebuvo taip, nors Naimovas laimėjo, tai buvo vienas iš mano pasirinkimų, bet Oflis tikrai labai gerai pasirodė. Jis labai smarkiai mane nustebino, nes jisai, man atrodo, netgi net 2-1 teisėjų sprendimu laimėjo Naimovas. Oflis tikrai sugebėjo ir knockdowną nusiųsti. Muhammad Naimovas tiesiog nemačiau, ar teisėjai tą fiksavo ar ne, nemažai kontrolės prie narvo buvo. Po to padarė šiaip tokių kritinių šiek tiek klaidų trečiam raunde, kada užsimetė varžovą ant savęs. Bet jo, Oflis mane žiauriai nustebino. Tada, kaip ir aptarinėjom kovą Šamil Gasievas ir Tomasas Petersonas. Tai čia lygiai taip pat mane nustebino Tomasas Petersonas, būdamas underdogas, faktiškai laiminėjo kovą iki to laiko, kol Gasievas jam pataikė. Na, aišku, nukautavo, bet šiaip kova vyko. Kova dėstėsi taip, kaip Tomas Petersonas, jeigu būtų kova turbūt nesibaigus nokauto arba kažkaip kitaip, turbūt būtų laimėjęs. Nes taškais jisai buvo pirmas dalykas universalesnis, judėjo geriau ant kojų, mušė geriau, ta prasme, daug. Tik dauną pasidarė ir iš tikrųjų ir labai gerai jam ten viskas gavosi. Mane Gasievas iš tikrųjų šiek tiek nuvylė ir aš manau, kad mano nuomonė neturėtų jisai būti. Dabar jis yra top 13 berods, top 10, aš manau, kad top 10 jis nėra vertas ir turbūt nebus niekada vertas. Pamatysim, žinai, čia kaip gausis. Taip, tada kas čia dar iš mūsų iš main kardo, tai va mano kova pralaimėtos, Saida Nurmagomedova prieš Vinicius Oliveira. Jo, tai Oliveira parodė gerą charakterį, abudu kovotojai išvargo ir trečiame raunde matomai ant charakterio ir išplėšė tą pergalę Oliveira. Kažkaip nežinau. Visiškai. Jo, iš Saida Nurmagomedovo kažkaip tikėjausi daugiau. Vis tiek ir tas gal toks bagažas, aš manau, turėjo būti platesnis. Kažkaip jo labiau pasitikėjau, bet kaip gavosi, taip gavosi. Aš tarp kitko šitoj kovoj po pirmo raundo laive stačiau už Vinicius Oliveira. Nes mačiau, kad abudu prasėdo, aš Saidą pakankamai ne vieną kovą su juo matęs. Ir jis toksai kovotojas labai įdomus. Jisai toks, kartais man taip atrodo, kad jeigu jam neina jo žaidimas, jisai naujo nebando daryti. Ir jis tiesiog tiek tos, kita kova bus geriau. Jis toksai, lygtais jam charakterio trūksta. Ar jisai už Oliveira buvo blogesnis kovotojas? Tikrai ne. Ir matėsi pirmam raunde, kad ir techniškai buvo geresnis.
Po to tik tai, kad Oliveira pasirodė fiziškai geriau pasiruošęs, turbūt ypatingai trečiam raunde, kad buvo didesnis, fiziškai labiau pasiruošęs, nes gabaritis buvo didesnis, bet Saidas ir nerodė kažkokio labai didelio noro laimėtą kovą. Tai vat man trupučiuką taip, nežinau, net ir biški, nežinau, ką tokie kovotojai, tos ne ką jie galvoja, tos ne tiesiog išeina kovoti tokio didžiausiai pasaulio arenoje, didžiausiai pasaulio lygui. Ir taip nevalingai kovoti. Jo, čia, žinai, čia bus kaip ir kitoje kovoje, mūsų Sergej Pavlovičius su Džerzinio Rozenstrojku, tai žinom, kad Sergejus Pavlovičius laimėjo, taip pat teisėjų sprendimu, bet po šios kovos Rozenstrojku teko palikti UFC. Jo, palikti UFC. Tai aš manau, kad žiūrėk, kad ir Saidui Nurmagomedovui nebūtų tas pats likimas. Jo nelauktų. Tas pats likimas. Geras. Taip, dabar. Jo. Dabar ką, pereinam prie co-main evento. Tai Michael Page'as prieš Šarą Magomedovą. Šarą Magomedovą. Jo, kaip tu vertini šitą kovą? Kaip tau ta kova? Nežinau, aš tai iš tikrųjų šitoj kovoje girdėjau Šarą Magomedovo po kovos tik tai pasiteisinimus, dėl pilvo, dėl dar kažkas. Tai šiaip mane nustebino, kodėl jis nebandė su Page'u imtyniauti, nors iš tikrųjų Page'as nėra blogas, nėra taip, kad jis būtų visai blogas imtynikas, jis vis tiek patirties visko turi. Bet ir iš Šarą Magomedovo aš nemačiau kažkokio tai nei didelio spaudimo, nei didelio noro, jis tiesiog toks jausmas, kad išėjo pasimti čekį. Net jeigu iš tikrųjų, kaip jisai sako, turėjo didelių problemų su sveikata, aš manau, kad jeigu jisai būtų nusiėmęs nuo tos kovos, tikrai nebūtų didelės problemos. Antras dalykas, aš nelabai supratau pačio to matchmakinimo, todėl kad bet kuris, kas šiek tiek orientuojas kovos menuose, supranta, kad Page'as nėra palankus varžovas jokiam kovotojui, kuris yra smūgiuotojas. Jokiam. Jisai tikrai gali, mes matėm, prieš Holandą parodė kovą, prieš Ian Garį parodė kovą, kur Garis laimėjo tik dėl imtynių. Tai Šarą Magomedovui, taip kaip jie UFC norėjo pušinti, daryti tą Abu Dabio būtent žvaigždę, nes jis Abu Dabio turnyruose kovo, aš nemanau, kad jis gali kažkur kitur kovoti. Tai taip, duot tokį varžovą jam, pakišt, nežinau, ar reikėjo taip daryti, bet... Čia man, žinai, man čia primena tokį scenarių, kai kažkada Desanė kovojo prieš Anderson Silva. Irgi, žinai, dviejų tokių panašių stichijų kova turėjo būti ir aš manau, kad tas pats visi matchmakeriai daug maž mąstė, kad galėtų kažkokio panašaus kalibro kovą įstatyti. Na, bet rezultatą turim tokį, kad Šaro iš vis negalėjo prisitaikyti prie Page'o. Tai yra, netgi ne tai, kad jis netgi nespėjo į kontratakas. Tai gaunasi, mes žinom, kad Page'as turi savo tą tokią unikalią stovėseną, kai yra rankos nuleistos, yra toks miksas tarp karatė ir taekwondo. Tai ir tas labai trukdė Šarai adaptuotis. Aišku, kaip ir tu minėjai, kad po kovos mes girdėjom, kad Šaras sakė, kad jo ten turėjo sveikatos problemų, kad jisai toje kovoje tik buvo 30%, bet čia, žinai, čia yra nepasteisinimas dėl to, kad čia yra mixed martial art. Čia tu turi ne tik smūgiuoti, bet turi rimtiniauti, tai turi priimti ir kitus sprendimus. Vadinasi, didelis klausimas yra trenerių štabui, kodėl jie 3 raundus dirbo tik tai kokiu antrų numeriu, bandė gaudyti, o kodėl nepabandė kažkokių kitų veiksmų. Yra kaip yra, Page'as laimėjo, su tuo sveikinam. Aišku, tikrai aš taip nebuvau įsitikinęs, kad jis laimėjo, nes aš vis tiek buvau didesnį procentų dalį atidavęs Magomedui, kad jis laimės. Vis tiek, žinai, kai amžius, tas nulis šiaip daug ką žaidžia šitam žaidime, tada ir kita motivacija būna ir panašiai. Bet aš tą žiūrovam norėčiau pasakyti tokį dalyką, kad aš dažniausiai, jeigu žiūrėsit mūsų podcastus, aš iš tikrųjų labai pasitikiu patirtim. Su žmogus, su kuom kovojo ir patirtim. Amžius, man tas faktorius tikrai yra labai svarbus, aš atsižvelgiu. Čia jau faktiškai buvo vienam Page'as prieš Magomedovą, čia buvo prie tokios kritinės amžius jau buvo Page'o. Page'ui šiandieną yra kiek, tai pažiūrėsim.
berods 37-38 bus. 38 metai. Na, tai jau kritinis, skaityčiau, amžius, bet patirtis, su kuom jis yra kovojęs, kokiose arenose yra kovojęs, tas irgi duoda labai daug savo. Ja, tai aišku, jisai, žinai, kaip Bellatorė yra kiek laiko kovojęs ir pats supranti, kad kur Bellatoras, o kur yra, pavyzdžiui, Magomedas yra iš Pop MMA, ten kur naša dėlą ir ten visokios kitokios. Nu, tai čia turbūt vis tiek lygių skirtumai yra. Lygių skirtumai yra. Tai ką, grįžtam tada dar prie main evento, tai Nasardinov Imavovas prieš Izraelį Adesanya. Tavo laimėtas statymas, tai gali pakomentuoti trumpai, ką mąstai, ką galvoji apie tą įvykusią kovą. Na, iš tikrųjų, tai ką aš galiu pakomentuoti. Pirmas dalykas, mano akim, jeigu taip apie Adesanę šnekėt. Adesanė buvo tikrai labai geros formos, visi tą matėm. Bet Nasardinas forma tikrai nuo jo neatsiliko. Antras, tokių iš mano pastebėjimų, Adesanė paskutinės kovas pasidarė lėtesnis. Gerokai lėtesnis, negu buvo anksčiau. Tarpsime, palyginus pats su savim tai ne, bet, kaip jūs pasakyti, lyginant save su senesniu, tai jisai tikrai lėtesnis, su varžovais jis tikrai dar gali kovoti, man atrodo, top 10 lygiai tai be problemų. Bet tie varžovai, kur, tarkim, kovotojai kaip Nasardinas, kurie jau taiko, gerai smūgiuojantis, toks pakankamai universalus kovotojas, tai jau jam yra sudėtingas tokiais kovoti, nes jau ir matosi, kad jis jau ir prisibijo tų smūgių, nes buvo, toks vienas momentas, kada apsikeitinėjo prie narvo smūgis, tai matėsi, kad Adesanė nenori ten būti. Jisai turbūt jau pats irgi supranta, turbūt saliai irgi yra ne vieną kartą atsisėdęs ant subinės. Jisai supranta, kad jau tas žandikaulis nebėra toks geras, bet mes čia nesenai saliai dar kur šnekėjom, kad jis ir kickboxe turi nemažai kovų, tai kickboxis irgi buvo nokautuotas, tai mes skaičiuokim ne tik MMA nokautus, bet ir kickboxo knockdownus, nes paskutinėse kovose, visose kovose jis buvo siūstas į knockdowną. Tai Pereira jį tada, kaip faktiškai uždaužė, knockdownas, kaip ten skaičiuoti. Knockdownas ir techninis, uždaužė ir sustabdė kovą, tada jisai revanšavosi prieš Pereirą, bet irgi kova buvo tokia jau atsargesnis. Tada Stricklandas, žmogus, kuris faktiškai nieko nesiunčia į knockdowną, nusiuntė į knockdowną Adesanę, tai čia jau buvo didelis ženklas. Tas pats Dricusas du Plessis irgi siuntė į knockdowną, aišku, tik po to neuždaužė, o pasmaugė. Tai jau čia buvo labai daug šitų tokių pavojaus signalų, o Nasardinas paskutinėse kovose parodė tai, kad gali užbaigti kovas anksčiau laiko, lygiai taip pat kaip baigė Kanonierių, kur žmogus, kuris iš vis, man atrodo, ar buvo baigtas šitą techninį nokautą, ar buvo uždaužytas nie kartą, man atrodo, taip nėra buvę net, o Nasardinas atrado kažkokią stebuklingą jėgą rankose. Ir jis nuo pirmo raundo matėsi, kad tai pataikė tas smūgis iš apačios, man tai atrodė, kad jisai medžioja, jisai bando jį pagauti. Bet turbūt pats nesitikėjo, kad taip greit gausis tą padaryti. Jo, nes pirmam raunde matėsi, kad Adesanya turėjo tokį game planą, kad daugiau užtaškuoti, aptaškuoti, nes tikrai žaidė įvairiais aukščiais, tai kojų smūgį į koją, ten kažkiek į korpusą, kažkiek smūgiavo į galvą, bet toks miksas buvo labai didelis. Tai va, tai jo, tai tavo prognozė, kaip ir sakėm, labai buvo gera, Imavovas anksčiau laiko baigė, techninių nokautų, uždirbai šiek tiek pinigų, tai su to tave sveikinu. Ačiū labai. Tai ką, dabar grįžtame prie mūsų šios žaidos. Dar noriu, Danieliau, pridurti vieną dalyką, kad nenurašykime Adesanės, kovoja jisai gerai, top 10 lygis tikrai gali kovoti, nemanau, kad jam verta išeiti, manau, kad jis tikrai gali padaryti dar gerų kovų ir dar gali, man atrodo, kad Šaras Magomedovas yra minėjęs, kad norėtų pakovoti su Adesanė, tai manau, kad Adesanė jam gali padaryti 15-2. Tai vat laukiam šitos kovos. Nu, tikėkimės. Tai ką, grįžtame tada prie mūsų pagrindinės temos, tai yra UFC 312. Du Plessis prieš Stricklandą 2, kova vyks Australijai, Sidnėjui. Tai dabar nusprendėme su Augustu aptarti vieną prelimo kovą ir tada main cardą. Taip. Tai va, prelimo kova, tai mes pasirinkome Cody Steelą
prieš Rongžu. Labai Rongžu. Rongžu, jo, labai Jo. pavardė. Trumpai apie Cody Steelą. Kažkada mūsų komanda, mes 2019 metais važiavome graplingo, tokia kova buvo wall to wall TMS organizacijos. Tai realiai mes lietuvių komandą kovojame prieš amerikiečius ir amerikiečių komandoje buvo vienas iš tų mūsų aptarimų kovotojų, tai yra Cody Steelas. Be proto fiziškai stiprus kovotojas, tikrai labai geras yra imtynininkas ant žemės ir stovėsina tikrai labai geras. Cody Steelas yra, man atrodo, netgi porą kartų yra Amerikos ADCC trialsuose yra iškovojęs prizinės vietas. Tai čia, žinai, kai vienam svorio kategorijoje yra virš 256 žmonių, tai įeiti trejetuką, tai čia yra be galo stipru. Taip pat ir kai matome, kad jo ir MMA pasiekimai ir tikrai labai geri, yra 7-0. Pradėjo ir smūgiuot labai gerai ir turi tam tikrą gerą smūgį savo, nes tikrai yra ne vieną kovą užbaigęs nokautų. Tai tikrai labai palygint labai stiprus Cody Steelas ir turi savo varžovą iš Kinijos. Kai matom, UFC rekordas yra 1-3, tai yra ant 3 pralaimėjimų serijos. Kaip, Augustai, manai, kaip pats galvoja apie šią kovą? Pirmas dalykas, šita kova yra labai įdomi, todėl kad, mano nuomonė, jeigu atkreipsi dėmesį, kaip aš suprantu, jie kovoja 70 svorio kategorijai. Taip, 70, taip. Iki 70. Tada labai įdomus dalykas, jeigu pavyzdžiui, kas nors šiek tiek domėjasi Cody Steelo, jeigu ne, tai pasidomėkit, nes žmogus tikrai yra spalvingas. Jis yra graplingė kovojęs prieš Gregorį Rodriguezą. Gregorį Rodriguezas kovoja 84 kg, kurių žmogus yra beproto didelis. Tai mes šnekam 84 kovotoją, kuris kovoja prieš 70 kg kovotoją graplingę. Tai realiai Cody Steelas natūralus jo svoris gali būti turbūt apie 90 kg. Aš to tiksliai nežinau, bet aš taip spėčiau, nes jeigu žmogus imtyniavo su Gregoriu Rodriguezu vienam svorį, tai manau, kad tikrai jis turėtų natūraliai sverti apie 90. Tada patirtis imtynėse labai didelė, bet tuo pačiu Rongžu irgi, aš iš tikrųjų pasižiūrėjau tą kovotoją ir dabar žiūriu jį ir suprantu, kad jam yra 24 metai. Jis 24 metų jau turi 31 profesionalią kovą. Norėjau tą patį pasakyti. Jo. Čia yra tikrai įspūdinga. Ta prasme, ir jis iš tikrųjų paskutinės kovas tas UFC, kad ten, tarkim, jo tas rekordas nėra ypatingai geras, 1-3, bet kovoja tai jisai gerai. Ir jisai tikrai su gerais kovotojais kovojas. Su Padilė parodė gerą kovą. Na, įdomus vaikinas iš tikrųjų. Toksai, nežinau. Aš iš tikrųjų šitoj kovoj manau, kad imtynės turėtų Cody Steelo parodyti lygį. Bet sakau, jisai žiūri, čia kaip ir UFC kovojas buvo, kaip ir išmestas. Aš net nelabai suprantu, kaip čia pasibuvo su šitam Rongžu. Žodžiu, labai jaunas vaikinas, tikrai įdomi kova, pažiūrėsim. Nes čia tokia man įdomi stilistiškai kova, todėl kad Rongžu toks kaip ir smūgiuotas, jis toks biškai universalas. Ir įdomu, kas bus. Ar ta MMA patirtis atsvers tą graplingo patirtį imtynių. Labai įdomu bus. Jo, nes įdomi kova, neprastas varžovas tikrai. Įspūdinga atrodo tie skaičiai, nesakau, kaip pasižiūri 24 metai, 25 bus ir 61 profesionalių kovų. Tai ir dar kaip ir su tokiu gerų rekordų galima sakyti, 25 laimėjimai, 6 pralaimėjimai, tai čia tikrai geras. Aišku, šitoj kovoj pagal bookmakerius laikomas favoritas Cody Steelas ir aš manau, kad tikrai tai pateisina, nesvarbu, kad jo yra MMA kovų bagažas daug mažesnis, bet visi fiziniai jo duomenys, kiti pasiekimai rodo tai, kad jis tikrai yra favoritas ir aš manau, kad tikrai jisai švęs pergalę prieš Rongžu.
Aš manau, kad UFC matchmakinimas norėtų, kad laimėtų Cody Steelas, nes mes matėm, kad UFC vienas iš mėgstamiausių toksai būsimų prospektų Austin Bashi irgi pralošė, gavo Rodriguezą, Christian Rodriguezą, kuris galima pervadinti, nežinau kaip pasakyti, kovotojų nulių atėmėjų, nes jis ten, ta prasme, berods jau iš 4 kovotojų UFC prospektų atėmė nulius. Tai vat, tikėkime, šiandien taip nebus ir Cody Steelą pamatysime aukštesniam lygi, kad jis tai tobulės, nes jis tikrai nėra dar senas, nėra susinešiojęs, 29 metai, pačiam jėgų žydėjime. Manau, kad noriu pamatyti daugiau jo kovų, pažiūrėsim šitą kovą, kaip seksis arenai, nes Australijoje tikrai bus karšta. Ir labai įdomu, lauksiu šitos kovos. Tai tiek galima, nežinau, aš irgi renkuosi, galvoju, kad Cody Steelas šitoj kovoje išvės pergalę. Na gerai, tai ką, grįžtame dabar prie main cardo. Taip, main cardas mūsų. Iš tikrųjų, nežinau, man tai pasirodė ir su Augustu prieš tai dar kalbėjome, kad truputį silpnas tas UFC yra 312. Yra tokių kovų, kur tikrai yra labai sunku nuspėti, kas laimės. Na, bet čia dabar truputį vėliau apie tai aptarsime. Taip, tai dabar pirma main cardo kova. Jake Matthews prieš Francisco Prado. Gal Augustai, ką turi pakalbėti? Pakomentuoti. Kova įdomi. Todėl, kad pirmas dalykas, mes turim Jake Matthews, kuris UFC jau kovoja, aš jau dabar iš tikrųjų reikėtų pasižiūrėti. 11 metų. O jam yra 30 metų. Tai čia vėl turim labai tokį didelį UFC veteraną su Francisco Prado. Francisco Prado, tarp kitko, kyla svorio kategoriją viršun. Jis anksčiau kovojo už 70 kg, dabar kyla už 77. Na, nežinau, aš skaitau, kad favoritas teisingai yra Jake Matthews, patirtis, visa kita, bet Prado yra tas žmogus, kuris, kaip, nežinau, daug kas sako, kovos už jūsų pinigus. Todėl, kad Jake Matthews toksai kartais atrodo ir nelabai norintis jau rizikuoti kovotojas, nors atrodo jam tik 30 metų, bet jis toksai, nežinau, vidum neatrodo labai jau toksai degantis norų kovoti. Jo, tai matai, kas pirmą krenta į akis, tai kaip ir minėjom, kad yra pas Jake'ą labai didelė patirtis, 11 metų UFC. Taip pat galime pamatyti, kad tai UFC jo rekordas yra 13-7. Tai yra teigiamas rekordas, jau yra gerai, tai yra skaitykis jau daug 20 UFC kovų, tai galima sakyti, kad čia tikrai labai stiprus veteranas. Kas liečia amžių, tai žinai, Jake'o amžius yra 30 metų, Francisco amžius yra 22. Tai irgi 14 profesionalių kovų turintis 22 metų kovotas, nu tai yra stipru. Kas liečia bookmakerius, tai kaip ir matome, kad Jake'as yra favoritas, Francisco yra underdogas. Jo, Augustai, tu gerai pastebėjai, kad vis dėlto Francisco kyla aukštesnė svorio kategorija, tai yra klausimas, kaip jo fiziniai duomenys, ar adaptuosis prie sunkesnio svorio kategorijos, ar ne. Vat iš tikrųjų, čia aš turiu didelį klaustuką, todėl, kad Francisco Prado, jeigu matėt paskutinę kovą, berods kovojo prieš, pasitikslinsiu, nenoriu apsimeluoti žmonėm, Daniel Zellhuberį, kaip prieš Zellhuberį kovojo jis ten nebuvo didelis. Jis netgi už 70 kg nebuvo labai didelis, o dabar jis perėna į didesnę svorio kategoriją. Aš manau, čia gali būti problema. Plius Matthews, jis tikrai tvirtas kovotojas, jį sunku užbaigti, jisai toksai gali pritaikyti imtynės, nėris labai patogus. Ir kaip Danielius sakė, jo, Prado tikrai turi nemažai kovų, bet Jake Matthews turi 20 profesionalių kovų tik UFC. Tik UFC, aukščiausio pasaulio lygos turi 20 kovų, žmonės tiek kovų net nekovoja iš viso, jis tik UFC tiek atkovojęs, būdamas 30 metų. Tai čia jau, nežinau, turbūt galima skaityti veteranų. Ir atsimink tai, kad jis dar namie kovos. Tai čia, žinai, čia yra didelis pliusas tame, adaptacinio laikotarpio nebus tokio didelio. Tai jo, tai vis dėlto mano būtų pasirinkimas, taip, aš už Jake Matthewsą, tai aš manau, kad jis išves šią pergalę.
ir turėtų aš irgi be problemų susitvarkyti su Francisco Prado. Aš irgi manau, kad patirtis turėtų savo parodyti. Man patirtis lemiantis faktorius, plus svorio kategorija Prado kyla viršun, kovotojas geras, manau, kad jisai spės dar save parodyti, net jeigu ir šį kartą praloš, net jeigu jisai iškris iš UFC, nes kaip tik jis ten nėra labai jo gera ta serija dabar paskutiniu metu, tai 1-2 nėra labai gerai, tai jeigu nes dabar faktiškai turbūt šita kova yra lemiama jo, nes jis turėjo 4 kovom pasirašyti. Na, manau, kad jis tikrai spės, net jeigu ir išlėkti iš UFC, spės dar sukovoti ir grįžti atgal, jeigu viskas bus gerai. Net jeigu taip ir atsitiktų. Taip, tai ką, pereinam prie kitos kovos, tai Jimmy Crute prieš Rodolfo Bellato. Apie Jimmy Crutą, tai mes žinom, kad nuo 2020 metų jis nebuvo laimėjęs dar nei vienos kovos ir po paskutinės savo kovos pasiėmė tokią, galima sakyti, pertraukėlę 1,5 metų. Tai pačios pertraukos kaip ir grįžta atnaujinti savo karjeros, pabandyti vėl įžengti į pergalių seriją. Kaip matome, UFC rekordas yra 4 laimėjimai, 4 pralaimėjimai ir 1 lygiosiom yra baigęs. Tai va, kas liečia apie Jimmy Crutą, tai žinom, kad iki 2020 metų yra nugalės ir mūsų lietuvė, tai yra Modesta Bukauską. Jo, tuo momentu tikrai iki 20 metų prognozavo, kad tai bus labai stiprus light heavyweight kovotojas. Jo, prognozavo ne čempiono diržą jam. Taip, nes turi tam gerus labai duomenis ir imtyniauja palyginus labai gerai ir tas toksai, žinai, heavy punchą turi, labai stiprų tokį smūgį. Bet žiūrėkit, kaip sakyt, atėjo Covidas ir baigėsi Jimmy Cruto sėkmė. Tai tikėkimės, kad galbūt kovotas reabilituosis šie kovoje. Vis dėlto dar ir namie kovoja. O kovos, kaip ir sakėme, prieš Rodolfo Bellato, tai irgi UFC tik tai, man atrodo, kaip ir matom, vieną tik kovą. Vieną kovą. Jo, tai va, vieną laimėjimą. Daug apie jį nežinau. Žinai, pakomentuoti aš daug nelabai ir ką ir galėčiau iš tikro. Rodolfo Bellato. Gal tu, Augustai, kažką daugiau žinai? Iš tikrųjų, aš apie šitą kovą galiu papasakoti labai nemažai, papasakosiu tik tai tiek. Pirmas dalykas, kovoja vienas žmogus, Jimmy Crutas, kuris Danielius, jeigu ten matau, kad to paskutinio dalyko nepasakė. Jimmy Crutas po paskutinės savo kovos padėjo pirštinės ir išėjo. Jisai baigė karjerą. Dabar grįžta. Kovos su žmogum, Rodolfo Bellato, kuris paskutiniai savo UFC kovoj buvo prie prie nokauto ribos su Igor Paterė, kuris yra dabar kovojant už 84 kg, kuriuo su UFC pralošė faktiškai visas, man atrodo, kovas. Nes vieną kovą yra laimėjęs su UFC Paterė. Ir Paterė yra išmestas iš UFC. Tai kova labai įdomi, nes, ta prasme, abiejų lygis šiai dienai yra neaiškus visiškai. Ta prasme, Jimmy Crutas irgi, Danielius sako, jis tikrai geras imtynininkas. Ant popieriaus taip, bet su Alonzo Menifieldu jis neparodė iš vis nieko gero tose imtynėse. Atrodė irgi toksai nenorintis kovoti. Ir Rodolfo Bellato tik tai pasižymi tom, kad jisai, kai su Jimmy nekovojo su Igor Paterė, tai jisai turi charakterį. Nes jisai tikrai vos neuždaužė pirmam raunde, jis po to grįžo, laimėjo tą kovą, parodė tikrai tokį dvasią kovoti, nepasiduoti. Tai šitas mane nustebino. Bet realiai aš šitoj kovoj iš tikrųjų turbūt imčiau, kad kova baigsis anksčiau laiko, kad nedais iki teisėjų sprendimą. Nes aš manau, kad tiek vienas, tiek kitas, nes Jimmy Crutas tikrai yra kritęs, yra jungtas, Bellato, mačiau, irgi turi problemų jau, nes tikrai Paterė jį kirto normaliai, plus jisai toksai pavargstantis. Manau, kad čia turėtų kova, nežinau, kas bus laimėtas, bet manau, kad kova baigsis anksčiau laiko. Mano būtų sprendimas toj kovoje toks.
Aš tai žinau kažkaip, nežinau, linkęs prie Jimmy Krūto dėl to, kad man labai primena šį istoriją kaip su Jan Blachowiczu. Irgi tas ėjo ant tokių pralaimėjimų serijos ir vėliau kažkas atsitiko žmogui ir išėjo pergalį seriją. Aš manau, gal pabandysiu, nežinau, čia aišku, žmonės manęs neklausykite dėl to, bet čia yra tiesiog tokia intuicija, kad žmogus gal po 1,5 metų galėjo gal kažkaip psichologiškai reabilituotis, apmastyti savo tikslus, dar kažką gyvenime ir manau, ne šiaip savo jisai grįžta ir aš manau, kad tikrai turėtų grįžti daug stipresnis ir ganėtinai tinkamas varžovas tam, kad grįžti su pergale, tai pabandysiu pasirinkti Jimmy Krūtą. Aš iš tikrųjų noriu paantrinti Danieliui, kad jeigu man kas nors įstatytų pistoletą į galvą ir reiktų rinktis iš šitų kovotojų vieną, tai aš irgi turbūt imčiau Jimmy Krūtą, nes žmogus yra jaunas, galbūt tą karjerą savo restartavo, pergalvojo, grįžo, galvojo, gal dar per anksti, gal dar turiu ką parodyti. Ir aš irgi turbūt imčiau Jimmy Krūtą, bet to Jimmy Krūtas šitoje kovoje yra underdogas. Iš tikrųjų, tokioje kovoje, kuri yra faktiškai 50-50, reikėtų tiesiog imti underdogą ir tiek. Faktas, dar, bet čia mūsų nėra pagrindiniai. Jimmy Krūtas jis dar ir namie kovoja, tai kažkaip galėtų labai keista yra, kai tu esi namie kovotas ir dar underdogas. Taip. Turėtų būti kitaip. Gerai, tai ką, einame prie kitos kovos. Taip, Telison Teixeira. Prieš Justin Tafa. Prieš Justin Tafa, jo. Nežinau, kodėl jie yra aukščiau nei Jimmy Krūtas. Čia man toks klausimas. Aš vis nesupratau, kodėl pirmas dalykas yra main card'e. Aš žinau, main card'e yra dėl to, kad yra sunkia svoriai. Ir iš vis, realiai šitas kardas, o aš dabar žiūriu tą kardą, tai čia faktiškai yra gal tik 2-3 įdomios kovos. Čia tas, kas iš vis nesidomi kovos menai, šitą turnyrą yra labai sunku analizuoti, nes šitas Talisonas Teixeira. Tai va, pirmas dalykas, jis nėra Teixeiros brolis, jeigu ką. Gloverio. Tai čia, žinai, brazilai, tai kas penktas Teixeira. Tai žinai, tu ten gali sakyti ir brolis, ir pusbrolis. Dėl to, daug kas galvotų, gal po blatu, žinai, atsidūręs kovotojas, žinai, kad kad brolis, žinai, paprašė ir pastatė. Tai va, mes nežinom, tikrai nėra brolis, žinau, kad. Ir kova tokia, ta kova, kuri turbūt irgi nedais iki teisėjų sprendimo, nes Tafa tikrai turi sunkią ranką. Talisonas Teixeira, iš tikrųjų labai sunku ką pasakyti. Ar paskutinę kovą, kai aš mačiau jo, faktiškai vienintelę kovą, kurią esu matęs Contender serijas jo. Ir Contender serijas jisai gavo žmogų, kuris iš vis net atrodė toks, dabar atsidarau, Artur Lopes. Jo tas kovotojas atrodė toks jausmas, kad ištrauktas iš baro. Ta prasme, jis laimėjo tą kovą, pirmam raunde, ten nukautavo, bet, ta kova atrodė labai keistai. Ta prasme, kaip atrodė... Sunkvežimių vairuotojai, žinai, pasiėmė sunkvežimių vairuotojai į Contender series, nusintė pakovoti už alaus bokalą. Jo, aš dabar žiūriu, aišku, ten gabaritais, jeigu taip paimti gabaritus, tai... Teixeira yra gerokai didesnis, tai jau ūgis yra 2 metrai 1 centimetras, kai palyginus Tafos yra 1,83 m, tai tikrai pakankamai toksai apvalus žmogeliukas. Ryčas. Tada Ryčio kosminis, tarsi dydis, kiek čia pas mus Ryčio skiriasi, 23 centimetrais, ne? Taip, kažkur. Apie 23 cm Ryčio skirtumas, bet... Nežinau, ar tas Teixeira pirmas dalykas prasileidžiantis Tafai nėra naujiena kovoti su tuo žmogum, kuris yra aukštesnis už jį visą karjerą su tokiais kovoja. Antras dalykas, mane paskutinės kovas iš tikrųjų nustebino Tafos gynybą nuo imtynių. Jis tikrai jį imtyniauja tik tai tie, kurie tikrai gerai imtyniauja. Jį užimtyniauti yra pakankamai sudėtinga. Nežinau, aš šitoje kovoje imčiau patirtį irgi. Galvoji Justin Tafa, taip? Aš manau, kad jo, todėl, kad patirties jisai turi patinka man, jis išeis kalsis už jūsų pinigus. Tas Teixeira nepatikrintas kovotojas, jis prieš nieką dar nėra rimta kovojęs.
vat dabar pažiūrėsim, ko jis yra vertas iš tikrųjų, nes Tafa tikrai, vat neveltui Tafa. Jis tikrai kietas, jisai eis kaltis, jis ne visą laiką laimi, bet jis tikrai kalasi. Ir jisai pavojingas iki paskutinių sekundžių. Nu, tai va, tai Augustai, tai tavo Justin Tafa, žinok, aš tai mastau, kad vis dėlto pabandysiu paimti Brazilą, Teixeira. Visų pirma, jo gabaritai. Nu, vis tiek, ūgis, jeigu tinkamas buvo kempas, tinkamai pastatyta strategija, tai aš manau bus tikrai labai didelė problema Tafai. Dėl to, kad aš galvoju, kad Teixeira tikrai neįsimtiniauti su Tafa, nes čia būtų nelogiška, kai tavo ūgis yra 1,80 m, prieš imtiniauti prieš 1,83 m. Tai tu pats supranti, kad yra labai sunku padaryti tam tikrą takedowną, dėl to, kad tikrai tvirtai stovi, kai 120 kg žmogus, su tokiu ūgiu, tai automatiškai jisai tikrai labai stipriai stovės ant kojo. Bet aš manau, kad galėtų tikrai kažkokį gal smūgių galėtų tikrai Tafą žiūrėti, nes Tafas toksai, žinai, truputį ir atviras kovotas yra. Jisai mėgėjęs pasikalt, aš manau, kad Teixeira galėtų ir čia ir pribaigti. Jo, bet Teixeira turi tą problemą, kad jis irgi mėgsta pasikalt. Nors jis yra pakankamai aukštas, jis mėgsta pasimušti, o su Tafa tą daryti. Iš tikrųjų, jeigu game planas teisingas, jo, manau, kad taip. Bet Teixeira netrodo labai protingas kovotojas. Antras dalykas, aš mačiau jo kovą Contender Series, jis netrodė, kad turi kažkokį planą, jis atrodė, planas jau buvo toks, išeisiu, užmušiu, gerai. Nu, o kito planas kaip ir neturėjo. Tai gal, žinai, ten Contender Series gal to reikėjo tik tai. Išeitų užmušti. Jo, aišku, bet kuriuo atveju mes šnekame apie tai, kad jau jis yra UFC. Tai reiškia, jau planas, jis jau tikrai gali dėliotis, pasiruošė visą kitą. Nes tenais Contender Series, jeigu ką žmonės stebi visą kitą, tai tenais tu turi padaryti įspūdį. Tu turi, kad tu laimėsi taškais ar kažko, tai tenais gali būti, kad tu įspūdžio nepadarysi ir nebūsi pakviestas į tą didžiausią pasaulio lygą. Jo, tai ką, perinam prie mūsų kovų main evento. Tai bus moterų kova, Weili Zhang prieš Tatianą Suarezą. Labai įdomi kova, beveik niekom nesiskiria varžovai, tai yra nei parametrais, nei amžium. Ten gal yra Suarezas ryčas yra didesnis ant 8 cm. Ir ūgis 2 cm didesnis. Ūgis 2 cm didesnis, bet amžius beveik yra vienodas. Tik, kad, žinai, pranašumas yra Suarezo, tai, kad yra nuliukai. Tai yra dar eina ant tokio nenugalimos statuso. Tai vat klausimas, kaip challengeris, ar pavyks išgąsdinti mūsų čempionę tais nuliukais. Suarez yra labai įspūdinga kovotoja kaip moteris. Aš skaitau, kad turbūt viena geriausių moterų kovotojų, kokia yra, imtynių lygis yra be proto geras. Jiu-jitsu lygis tuo pačiu yra, jinai yra juodas diržas ir tikrai juodas diržas, ne šiaip koksai tai. Jos vyras yra pačių miksas, tai yra, nežinau kaip čia dabar sakyti, buvęs ar esamas Bellatoro čempionas, nes Bellatoro kaip ir nėra, kuris yra vienas geriausių kovotojų už UFC ribų 66 svorio kategorijoje, kuris yra be proto geras imtynininkas, tuo pačiu labai geras džitseris. Tai dar tuo pačiu jinai su vyru tikrai atidirbinėja tos veiksmus, tikrai mačiau, kad jis jį padeda visą laiką treniruotis, jis tikrai bus jos kampe. Na, kova jeigu šita main eventas ir main eventas atsveria visą turnyrą, nes tikrai kovas labai įdomios. Moterų kova turbūt viena įdomiausių, turbūt top 3 įdomiausių kovų, kokias aš norėčiau pamatyti moteryse. Kaip bebūtų keista girdėti. Jo, kaip bebūtų keista, tikrai labai įdomi, nes Suarez tikrai labai gera kovota. Pažiūrėsim iš tikrųjų, ko jinai verta. Weili Zhang, kaip bebūtų, jinai tikrai gera kovota, viskas, bet jinai neatrodo tokia čempionė, kuri, nežinau, būtų nepajudinama. Nu, labai tokia, labai, apskritai šis turnyras yra labai sunkus prognozėm. Sakau, aš ten padarysiu porą savo pasirinkimų, bet tokių nefanatiškų, tokių, kaip sakau, pasirkti, pažiūrėti.
Tikrai niekam nesiūlau pardavinėti būtų mašinų ir krauti iš vieną iš mūsų pasirinkimų, nes sakau, šitas turnyras labai labai sudėtingas. Ir vat, jeigu norit kažką kažkaip gražiai pasirinkti trupučiuką, vat, galim kažką tai pažaisti, kaip sakau. Jo, tai matai vis tiek, Weili Zhang, jeigu taip žiūrint dabar statistiką, tai turi labai daug patirties MMA, vis tiek 28 kovos, UFC rekordas yra 9-2. Tai tikrai parodo, kad moteris turinti labai daug patirties su tokiu rekordu stipriausiai organizacijai, tai, žinai, parodo tai, kad kryptingai dirba, tie patys ir treneriai kryptingai dirba. Ir čia bus, man atrodo, kiek jau trečiasis titulo gynimas, jei neklystu, pas Weili Zhang. Tai, žinai, moterų šitoje kategorijoje moterų tos kovos visada būna tokios neaiškios, kurią kryptį gali paeiti, žinai. Jo, Danielio, tu teisus, trečias bus. Tas jinai tada prieš laimėjo diržą ir dabar trečias gynimas jau jos bus. Tai, žinai, vis tiek ruošiasi merginos kovoti 5 raundus po 5 minutės ir aš skaitau, kad ir turėtų būti labai labai geras jau trenerių darbas, tas indėlis įdėtas į pasiruošimą. Kas mane žavi iš Tatjanos pusės, tai kaip tu ir sakei, tai yra beproto geros imtynės, taip pat ir tie visi užbaigimai, labai geri užbaigimai ir ne šiaip savo mergaitė eina dabar be pralaimėjimų, kaip ir matom, ir UFC yra 7 pergalės, tai tikrai yra labai stipru. Ką žiūrint pagal bookmakerius, tai Weili Zhang yra nedidelis favoritas. Gal aš netgi atvirkščiai norėčiau duoti, kad Tatjana būtų kažkiek favoritė nei Weili Zhang. Dėl to, kad... Taip. Gerai, Danielio, norėjau žiūrėk, įdomiai, labai turbūt Danielio žiūriu pas vienus bookmakerius, aš žiūriu pas kitus, kurios aš žiūriu bookmakerius, Weili Zhang yra underdogas, labai nedidelis, yra 1,98, Tatjana Suarez yra 1,86. Nu, aš manau, kad tikrai dabar pakeitė tos koeficientus į gerąją pusę, dėl to, kad, pavyzdžiui, jeigu bandyčiau prognozuoti pergalę, tai bandyčiau Tatjanai Suarez atiduoti. Nu, kova tikrai tokia, aš iš tikrųjų, tarp kitko, norėjau labai daug pasakyti dalykų apie Tatjaną Suarez, tai kad pirmas dalykas, jeigu kas nežinot, jos vyras yra labai panašus į Danielių, iš išvaizdos. Pirmas dalykas. Antras dalykas... Čia komplimentas buvo. Jeigu Danielius būtų brazilas, tai jis tikrai atrodytų taip. Antras dalykas, Tatjana Suarez yra labai stilistiškai panaši kovotojai Danielių, nes jinai tikrai labai gerai lenktyniauja ir visą laiką bando užbaigti kovą anksčiau laiko. Taip, kad ir dėl to aš suprantu, jis prie savo giminės visą laiką linksta. Taip. Bet tikrai, iš tikrųjų, kas iš moterų tikrai stebina tas, kaip ir Danielis minėjo, jinai tikrai visą laiką, jinai ne tai, kad šiaip gulėtų, pavyzdžiui, kaip mėgsta kabybas daryti, tokia nuobodžia kova, tiesiog atsigula, užėma poziciją ir viskas. Jinai visą laiką stengiasi užbaigti kovą anksčiau laiko, visą laiką. Ir aš manau, kad, kaip tik dabar pasižiūrėjau tokį vieną variantą šitoj kovoje, aš šitoj kovoje neimčiau pergalės nei vieno kovotojo, aš šitoj kovoje tiesiog imčiau, matau, 4,5 raundo mažiau, arba kad kova nedais iki teisėjo sprendimo. Dabar mano argumentai šitam variantui yra kokie. Pirmas dalykas, Tatjana Suarez mes nežinom, kaip jinai kvepuoja 5 raundas, nes jinai dažniausiai tokios kovos, jinai, man atrodo, net nėra tokios turėjus. Antras dalykas, ne visas jis laimė anksčiau laiko. Jeigu jinai pavargs, Weili Zhang tikrai turi neblogą smūgį ir gali ją, o Tatjana Suarez stovėsena tikrai nėra pati geriausia. Tai čia tokia kova, aš manau, kad bookmakerių koeficientai yra teisingi, 50/50, patirtis prieš tikrai labai geras imtynės ir tikrai labai kietą gerą kovotoją. Aš manau, kad tiesiog kova baigsis anksčiau laiko, jie išsiaiškins kovą iki teisėjų sprendimo.
Nes Suarės tiesiog sutverta tokiai kovai, kad jinai nelabai supranta, man nereikėtų toj pasižiūrėsiu, kiek jinai yra iš vis to kovų baigus iki teisėjų sprendimo, bet man atrodo, kad ten tikrai nebus labai daug tų kovų, nes aš esu kiekias kovas matęs, jinai man labai yra sėkminga, aš visą laiką beveik statau, kad jinai turi pas mus 10 kovų ir tik tai 3 kovos daėjo iki teisėjų sprendimo, iš 10 kovų. Tai kaip moteriai, tai čia finish rate'as yra 70% finish rate'as, tai čia labai daug. Jo, ir dar tokiam svorį, žinai, kai iki 52 kg, tai čia tikrai nėra lengva užbaigti tas varžovės. Tai ką? Tikrai labai, sakau, įdomi kova. Perinam tada prie main evento, tai Main eventas. Duplessis prieš Sean Stricklandą. Irgi ganėtinai gera kova. Kaip ir žinom, Duplessis gins, dabar palauk, 1, 2, 3 kartą, man atrodo, jo, 3 ar 2 kartą, o dabar bandau prisiminti. Žmogus, kuris Tai trečias jau bus, dabar 3 kova, tai trečias gynimas bus. Dricus Duplessis, jo, tikras afrikietis. Tikras, baltas kaip sūris, kaip majonezas. Baltas tikras afrikietis. Nors ne, palauk, Danielio, dabar aš žiūriu, jisai prieš Stricklandą diržą laimėjo, tai čia gaunasi antras gynimas, nes jisai prieš Stricklandą diržą laimėjo antras gynimas. Tai atsiprašau. Bet trečia kova, 5 raundė kova, kaip ir. Jo, tai dėl diržų. Jo, tai. Na, žodžiu, tokia. Dricus Duplessis ilgą laiką yra dar ir kovojęs KSW, tai mūsų kaimyniniai pas kaimynus, pas Lenkus, ta organizacija. Šiaip apie jį, ką kalbant, tai aš nežinau, čia žmogus toks, nežinau, man tai jisai toks, žinai, kaip medkirtys. Žmogus fenomenas. Jo, tu jam duodi kirvį ir pasakai, kad reikia padaryti, jisai paims ir padarys. Pavyzdžiui, duosi kūjį, pasakysi, ten reikia kažką išdaužyti, jisai išdaužys. Tai yra, tu bet kokiam duodi įrankį, jisai padarys. Jisai toks, man žinai, toks darbštus žmogus. Be talento, be tam tikrų kažkokių įgūdžių, jis tiesiog eina ir daro. O čia yra Dricus Duplessis. Čia, žinai. Nes iš tikrųjų jis toksai, vat aš žiūriu viską, iš tikrųjų mes turim kovą žmonių dviejų, kurie kovoja svorio kategoriją, 84 kg svorio, ne? Ir nei vienas iš jų nėra kažkoks, pavyzdžiui, kaip Adesanė tikrai buvo su nuostabiu smūgiavimu, ne? Turim Kamzatą Čiumajevą, vieną iš turbūt būsimų pretendentų, kuris turi, turbūt fenomenalias imtynės, jeigu ne geriausias tam svorį iš viso. Turim Nasurdinimavą, kuris tikrai labai techniškas, dabar tikrai pririnkęs, daug patirties, matosi, pasikeitė trenerių štabą, tikrai be proto gerai boksuoja, universalus kovotojas. Ir turim 2 eilinius vyrukus. Tai turim Seaną Stricklandą ir turim Dricus Duplessis, kurie realiai neišsiskiria. Dabar žiūriu, ūgis ir rankų ryšas yra identiškas. Pas vieną visiškai. 1,85 ūgis ir 1,93 ryšas. Kovotojai abudu yra tikrai, nei vienas nepasižymė kažkokiam stebuklingom imtynėm ir nei vienas iš jų nepasižymė kažkokia labai gera smūginė technika. Stricklandas pasižymė tai, kad daug meta smūgių į galvą ir tokiu savo modernizuotų to Philly Shell, man jos stovėsnė yra labai keista, bet to pačiu keista yra Dricus Duplessis. Aš skaitau, kad tikrai, jie Stricklandą daug kas skaito, kad jis ten vienas geriausių smūgiuotojų tam svorį, aš tai nežinau, pas mus į bet kurią sporto salę nuėjęs, jisai pradėtų daryti tai, ką jisai daro. Tai pasakytų, kad aš esu pretendentas dėl UFC diržo, tai treneriai turbūt jam pasakytų, nemeluok, eik geriau į atvirą ringą pakovoti. Atrodytų taip. Bet mes turime challengerį, kuris antrą kartą bandys laimėti čempionų diržą. Tai vadinasi, kažkas veikia, kažkas jos stovėsnė veikia. Veikia. Jis tikrai veikia, jisai turi gerą kardio. Nors paskutiniai kovoja su Dricusu. Dricusos toks įdomus dalykas, kiek mes matėm Stricklando kovų, Stricklandui nebuvo niekada problemų kvėpuoti. Bet su Duplessiu jis turėjo problemų, matėsi, kad buvo pavargęs. Tas Duplessis, aš nežinau, jis tą energiją išgeria kažkaip, jis atrodytų, sakyčiau, kad būtų daug kartų bandęs imtyniauti ar dar kažką.
Ir Duplessis labai įdomus tuo pačiu, kad jis po antro raundo atrodo taip, kad jis to įmirs. Bet jis be problemų atkovoja dar 3 raundus. Saka mirsiu. Nu jo. Tęsk mintį. Nu, jis labai sunku pasakyti. Stricklandas tas žmogus, kuris, pavyzdžiui, pirmoji kovoj. Stricklandas žmogus tas, kuris atrodo kardio mašina ir Duplessis, kuris atrodo, kad turi po antro raundo mirt. Ir net 5 raundį atrodo, Stricklandas laimėjo pagal mane 5 raundą, bet Duplessis visą laiką yra toksai darbingas. Vat kaip ir Danielius sako, jis darbininkas, jis nepasiduos, jisai turi charakterio, gal iš ten jo technika nėra pati geriausia, bet tas žmogus kalsis, jis netiduos to paprastai titulo, žodžiu, neturiu net ką pasakyti. Ta prasme, charakteris, jo charakteris turbūt ir laimėjo jam šitą diržą, tikrai nesugebėjimai, darbštumas, manau, ir charakteris. Jo, tai Augustai, tai kokios prognozės, kaip tu mastai dėl šios kovos? Kadangi aš taip gyriau Dickertą Duplessis ir galvoju, kad tikrai jisai turi charakterio, daug dirba, todėl aš renkuosi Seaną Stricklandą. O, koks tu. Todėl, kad, aš nežinau, po šitos kovos, iš tikrųjų, jeigu laimės Duplessis ir Seaną Stricklandą antrą kartą, nes aš galvoju, kad pirmoji kovoje jis pralošė tą kovą, nes man tai atrodė, kai buvo 3-2. Aš tiesiog jau kapituliuosiu ir bus, sakau, toks variantas, kaip yra tų tokių kovotojų, kurie aš galvoju, kada jis nugalės tas bus, kada jis bus nugalėtas. Po šitos kovos aš nuspręsiu, kad, jis tikrai geras. Tikrai geras. Smūgiais Duplessis prasileidžia nemažai. Aš manau, kad labai įtakos tai kovai dar padarė tai, kad Seanui Stricklandui Duplessis prakirto antakį. Ir Seanui Stricklandui tikrai nebuvo malonu, nes visi žino, kad kovoti su prakirsta akim ar su kažkokia tai mini tokia trauma, kai kraujas bėga į tą akį, toksai regėjimas šiek tiek suprastėja, orientacija, koncentracija. Aš manau, kad tai galėjo padėti tokį tašką. Tai aš tikrai šitoj kovoj manau, kad Seanas Stricklandas, aš tiesiog labai paprastai vadovaujuos. Pirma kova buvo apylygi ir aš nelabai įsivaizduoju, kodėl turėtų, net pasižiūrėsiu koeficientus kaip tik. Kodėl, kai kova buvo apylygė, faktiškai ten split decisionas buvo. Kodėl Duplessis eina už 1.49, o Seanas Stricklandas eina už 2.68? Ne, aš nelabai matau logikos tame. Šitoj kovoje reikia imti tiesiog tas, kas yra underdogas, jeigu taip šnekant. Tai žodžiu, šį kardą manai, kad labai daug favoritų gali krysti prieš underdogus. Iš tikrųjų, ne tai, kad kardą, tiesiog tie koeficientai, tos kovos, čia nėra tokio, kuris būtų labai didelis underdogas, didelis favoritas. Kovos daugmaž visos yra beveik 50, daug yra kovų 50-50, bet tai tiesiog aš matau matematiškai tiesiog elementarų dalyką, kad tiesiog verta imti underdogą ir viskas. Nes underdogas tikrai turi šansų ir jis automatiškai to atneš didesnę vertę laimėjęs. Supratau, tai vis dėlto manai, kad Seanas Stricklandas įneš Duplessiui pirmą pralaimėjimą UFC ir UFC. Nuo diržo. Tikiuosi. Supratau, šiaip man ir pačiam yra labai sunku prognozuoti šitą kovą, nes kaip ir sakėm, kad yra 50-50, yra labai atrodo, kad du klonuoti kovotojai iš skirtingų valstybių. Viena, žinai, čia kaip brolis, du broliai susitinka, žinai. Tai gal aš žinok, su tam Augustai sutiksiu, gal irgi bandyčiau tą laimę prieš statyti už Seaną Stricklandą. Vis dėlto kažkaip aš jį tikiu. Kova buvo tikrai apylygi, net ir su ta tokia mikrotrauma jisai parodė ganėtinai gerą kovą. Ir aš manau, kad tikrai galėtų jam pakelti ranką šioje kovoje. Aš irgi tikrai norėčiau pamatyti naują čempioną. Ir ką, aš tai kadangi turiu savaitę savo biudžetą dar, tu Danieliau turi biudžetą savo. Ne, aš neturiu, savo 50 eurų pralaimėjau, tai vis dėlto irgi bandysime 50 eurų vėl statyti. Tai Augustai, papasakok savo pasirinkimą. Iš tikrųjų, mano pasirinkimas fanatiškai, mano biudžetas yra faktiškai 100 eurų, aš turiu tą 100 eurų.
Bet šitą turnyrą tikrai kažko tokio nedarysiu, smarkių, baisių dalykų, nematau tokių statymų, kurie mane labai, nu, ta prasme, džiugintų arba, nežinau, kažkaip tos koeficientus tokius skanius matyčiau. Tai labai paprastai iš tikrųjų. Aš imu Šoną Striklandą už 10 eurų, labai paprastai, ne fanatiškai, ne? Ir aš manau, kad aš imsiu tuo pačiu Justin Taffą, o dabar kaip tik pasižiūriu. Justin Taffą, net pasižiūrėsiu, ką čia man duoda. Justin Taffą ir Jimmy Crutą. Taip, o čia net nelabai. Ne, vis dėlto, čia labai pasižiūrėjau, ką tik koeficientus nelabai. Aš norėjau imti, kad Talisonas Teixeira ir Justin Tafa kova nedais iki teisėjų sprendimo, bet skaičiai yra tiesiog, galiu žmonėm pasakyti, kokie yra skaičiai. Tai skaičiai yra 1,13 koeficientas, kad kova nedais iki teisėjų sprendimo. Na, tai čia toks... Toksai labai jau. Tai aš tiesiog mano paprasčiausi statymai šiai dienai bus, tai va, statau Jimmy Crutas 2,5 raundo mažiau su Belata, statau Tafos pergalę, čia į vieną latelį. Ir tiesiog tai bus 20 eurų statymas, labai toksai paprastas. Ir statau tiesiog 10 eurų už Šono Striklando pergalę. Tikrai šitą kartą nesiūlau investuoti kažkokių didelių pinigų, siūlau, jeigu norit pasižiūrėti, įdomu visai, galit paklausyti, ką mes pašnekėjom, bet sakau, labai sudėtingas kartas. Ir labai įdomus toks dalykas, mes su Danieliu dar šiandieną prieš visą tai šnekėjo irgi, kad situacija įdomi tom, kad Abu Dhabi Fight Nightas buvo geresnis kartas negu šiai dienai Sidnėjui šitas. Ne Sidnėjui, teisingai. Sidnėjui, Australija. Sidnėjui šitas 312 kartas. Tai įdomu labai iš tikrųjų tas yra. Matai, arabai daugiau pinigų turi. Supratau. Mes ne arabai, bet darysim savo nedidelius spėjimus. Tai vis dėlto mano spėjimas būtų, aš 50 eurų pastatysiu ant Suarezo pergalės. Ir sukombinuosiu su Cody Steelu. Tarp kitko labai neblogas šitas. Tai pasirinksiu šitos du kovotojus. Pažiūrėsim, ar pasiteisins mano spėjimas. Pažiūrėk, aš sakau, šią savaitę daug nerizikuosiu, 30 eurų pastatysiu ir tiek. Pažiūrėsim, kaip bus. Padidinsiu biudžetą ar ne. Tai supratau, Augustai, tai ką, buvo labai malonu su tavim pakalbėti. Labai malonu. Praėjo ta mūsų valanda. Tai ką, žiūrėsim rezultatus, stebėsim UFC. Aptarinėsim, taip pat kitą savaitę irgi laukia kitas UFC Fight Nightas. Tai ką, stebim kovas, žiūrim, analizuojam, komentuojam, darom šiokius tokius spėjimus. Tai ką, geros dienos visiems, geros dienos. Geros dienos jums irgi. Gerai. Malonu buvo pamatyti viso, sėkmės visiems. Iki.